teorinės ir praktinės rizikas. Na, o čia aš tik tai truputį norėjau paminėti, kadangi vis tik tai yra kalbos barjeras ir tikrai būna kitą kartą, kad suinteresuoti asmenys neteisingai išverčia pas notarą. Todėl reikia viską skaityti arba bent jau vertėją pasisamdyti. Nes yra teisiniai niuansai, tiesiog kablelį kitą kartą galbūt ne ten padėjai ir gali būti viskas visiškai kitaip paversti. Paskui, aišku, dėrybų ta kultūra irgi visiškai kitokia, nes, pavyzdžiui, spausti ispaną, kad, tarkim, nuleistų kainą, tai tas pats kas nieko, nes kadangi ispanas turi pagalvoti, pamiegoti siestą, atsikėlęs kavos atsigerti, su kaimynu pasitarti galbūt ir tada jisai pasakys, o ne taip, kad greitai, tai pas ispanus taip nevyksta. Toliau biurokratija irgi, nes patys, man atrodo, kas gyvenat čia, kas daugiau laiko praleidžia, tikrai susidūrėt, kad manjana, ateikit rytoj, šiandien kompiuteris pas mane nedirba, dar kažkas nedirba, žodžiu, netgi į banką nuėjus, neveikia kompiuteris, nieko negaliu padaryti. Na ir, aišku, sunku kitą kartą būna integruotis į šitą visuomenę irgi, nes kadangi ypatingai mažose miesteliuose ispanai labai mėgsta klausinėti, kas tu, iš kur tu, kokia tavo šeima ir kitą kartą galbūt gali nepatikti. Didesniuose miestuose, aišku, nėra tokios problemos, bet vis tik tai mažose taip. Na ir aišku, tas pats gyvenimo būdas, nes siesta, visiškai kitoks darbo laikas, aišku, savivaldybė patys žinot, jeigu ryte nenubėgsi, nieko nesusitvarkysi, tai po pietų tikrai nieko negausi, ne taip kaip Lietuvoje. Tai va, nu, o praktinės rizikos, tai sakyčiau, kad vis tik tai yra bendrijos taisyklės, nes kadangi, pavyzdžiui, praeitą savaitę susidūriau su vienais klientais iš Vokietijos, kurie sako, kodėl mums neleidžia maudytis baseine, kai yra tas vadinamas siesta, todėl kad bendrijos įstatymai, todėl kad siesta yra siesta ir negalima. Nu ir aišku, noriu paminėti taip pat ir mokesčiai, kad yra šiukšlių, yra įvykių, beje, iki 10 dienos, pas ką nenuskaito nuo banko sąskaitos, žodžiu, reikia apsimokėti šiukšlių mokesčių. Šiukšlės trigubai pabrango. Man atrodo, 200%. Pas mus trigubai. Aš žinau, kad labai pabrango Los Balkonės. Mes įvarėjo postą, tai mums trigubai, lygiai trigubai. Miesto centre irgi pabrango, paskui, man atrodo, irgi turėtose dar pabrango čia Paralėje kažkur tai. Nu, žodžiu, kad yra dar papildomų visokių galbūt irgi surprizų, šitie mokesčiai, kurie Lietuvoje galbūt nemokami. Tas nerezidento mokestis, bendrijos mokestis. Na ir ką, dabar atkeliaujam prie gan įdomios temos, tai sukčiavimai. Taip, sukčiavimo schemos. Na, čia tai man jau reikia, žinokit, atsiversti mano litaniją. Na, pirmoji eilė tai netikri agentai. Nu, tai žinokit, aš tikrai buvau vieną kartą labai nustebinta, kai aš nuėjau pas savo kirpėją ir jinai man sako, kad aš dabar esu tiktokininkė ir aš pardavinėju nekilnojamą turtą. TikTok'e pardavinėja? Taip, tai jo pardavinėja, taip, važinėja, žodžiu, daro video įrašus ir aš sakau, ar pardavai nors vieną, ne, sako, tai aš sakau, kad pas tave nenupirks, bet tai žinokit, kad tokius dalykus tikrai tas, kas kavą pilsto, tas, kas stovi viešbučio reception, irgi pardavinėja, nu, bet aišku, reikėtų pirmą pasitikrinti, tikrai tai čia yra agentas, aš nematau nieko čia labai tokio tragiško, nes tas žmogus veda kažkur tai pas kažkokį tai galbūt profesionalų agentą, bet tai vėlgi čia toksai galbūt ilgas procesas. Taip, tarpininkas, bet vėlgi, nu, žodžiu, pardavinėja visi, kas netingi. Aš, pavyzdžiui, kadangi dirbu senai ir aš esu girdėjusi tokį atvejį, bet čia ne iš mano praktikos, čia iš mano kolegų. Čia gal, nežinau, 2010 kažkur tai buvo, žodžiu, Althea Hills, tikriausiai visi žinot rajonas, didelis, turtingas, vyras su žmona, vyras sodininkas, žmona tvarkė kažkokiu tai rusų turtingų namą. Nu ir kadangi žmonės vaikšto, žiūrinėja, skelbimas buvo pakabintas, nu ir ką, atėjo pirkėjai, susidomėjo, pardavė, uždirbo nemažą sumą, viskas. Metė viską, mes dabar nekilnojame turto brokeriai. Būna pasitaiko tokių dalykų. Na, aišku, statybų leidimai, vėlgi,
tarkim, stato ar tai valstybiniai žemiai, netgi gali būti gabaliukas valstybinės žemės ir paskui sako, pradeda pardavinėti, man pritrūko lėšų, aš noriu parduoti ir parduoti gal pigiai, o tada prasideda arba negalima buvo statyti antro aukšto, arba per didelę kvadratūrą, žodžiu, pirkėjas irgi pakliūna į tokias pinklės. O kaip su statytojais yra, čia labai mėgsta iš popieriukų pardavinėti nekilnojamą turtą, va, čia gražus bus namas, dar čia kranas tik atvažiavo. Ir kaip apsaugoti Ispanijoje yra nuo tų, kad nesusukčiauto, ne? Nes tu moki etapais jiem vis... Taip, čia, žinokit, buvo kažkurio laiku, galbūt čia apie 2007 metus, kai prasidėjo krizė, nes kadangi tada net stomatologas galėjo nusipirkti žemės sklypą, pasisamdyti architektą ir pradėti statyti kažkokį vystyti projektą, pasiėmęs iš banko paskolą. Bet kadangi pardavinėti irgi yra, kaip sakyt, menas, yra marketingas ir dėja, tokių irgi bankrotų labai daug buvo. Tai yra dabar toksai įstatymas Ispanijoje, kad prieš pradedant vystyti kažkokį tai projektą, bent jau 50% reikia įnešti į specialią banko paskolą, į sąskaitą, ar tai su paskola, ar tai savo lėšom, ir už kiekvieną įmoką reikia duoti banko garantiją. Aval bankarija vadinasi, bet tik tiek, kad mokėjimo laikotarpyje galima suteikti tik tai 3 tokias garantijas. Todėl, pavyzdžiui, jeigu jūs sumokat vystytojai 6000 užstatą plus PVM, 600, kol jie nesuformuos 10%, jie jums už šitos 6000 neduos bankinės garantijos. Bet dabar rinkoje pagrindė išliko tikrai stiprų žaidėjai, didelės statybos kompanijos, kurios stato, apie kurias galima pasidomėti. Atvykus, tarkim, į ofisą, jeigu jums patiko kažkoks projektas, jūs galite paklausti, paprašyti visų dokumentų. Na, pavyzdžiui, aš kai profesionaliai dirbu, tai pavyzdžiui, pradėtas statyti objektas, vystytojai, jeigu jį pradeda reklamuoti, tai mums jie susiunčia visas licenzijas, visus projekto kažkokias subtilybės, planus, žodžiu, viską absoliučiai. Galima nukeliauti į savivaldybę, pasidomėti prieš mokant užstatą. Nes kadangi vystytojai jie irgi lankstus yra, ne taip kaip, pavyzdžiui, privatininkai, kad nerezervuok šiandien, o tai atvažiuos airių šeimas su šunimis ir užrezervuos šitą būstą. Tai vystytojai, tarkim, užblokuoja 24-48 valandoms šitą būstą, kad pirkėjas su banku pasikonsultuotų, jeigu turi kažkokiu tai klausimu, kad pasisamdytų teisininkus, irgi galėtų sužinoti kažkokius tai jiems rūpimus klausimus. Ai, kaip tik tais, jeigu galim stebėti, dėl to banko norėjau paklausti, čia ne naujos statybos, bet pavyzdžiui, jeigu perki per banką, tu paskolą, ta prasme. Ir per agentūrą sako, viskas tvarkoja, mes jums gausim tą paskolą, padėsim sutvarkyti, tai yra normalu, tai jie ten daro sąskaitę, padės sutvarkyti paskolą, tu rezervuoji. Taip. Bet jeigu toks atvejis, tu negauni tos paskolos, tas rezervacijos mokestis agentūra grąžina ar ne? Reikia žiūrėti, kaip yra sudaroma sutartis. Paprastai negrąžinama yra. Aš, pavyzdžiui, tai jinai tau, pavyzdžiui, prisižada, kad viskas gerai čia, aš tau padėsiu sutvarkyti paskolą, paskui sako, tai eina savo storį, sako. Taip, už tai, žinokit, reikia pasverti prieš mokant šitos užstatus, reikia būtinai tikrai apskaičiuoti savo finansinės galimybės. Ir tada tie pinigai, tas rezervacijos mokestis lieka agentūrai, kadangi... Taip, nes tu pats prisėmė riziką. Dažniausiai lieka savininkui, nes jeigu ten, tarkim, gerai, aš jums papasakosiu, aš esu dirbusi Sabadell banko Solvije nekilnojamo turto agentūrai. Tai ten procedūra buvo tokia, tau patiko nekilnojamas turtas, tu sumokėjai 500 eurų užstatą, bet šitas užstatas sutarty buvo parašyta, kad yra grąžinimas. Banko finansinis departamentas peržiūrėdavo jūsų dokumentus, paskolos jūs negausit, 500 atgal. Čia dėja su privačiomis nekilnojamo turto agentūromis yra visiškai kitaip, nes kadangi ten buvo banko agentūra, bankas, ten viskas labai greitai vykdavo. Čia dažniausiai žinau, kad šita suma yra negrąžinama, nebent reikia tartis, kad į sutartį įtrauktų tokį punktą. Čia puikiai sukčiavimo schema gal nesakyčiau, kad čia... Nesusitarp tol, kol nežinos ir tau duos paskolą. Ne, tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, aš susiduriu su tokiais klientais, kad mes Lietuvoje turim 2 paskolas.
Bet norim investuoti, tai sakau, jūs ne investoriai, jūs esate skolininkai tiesiog. Tai gerai, jūs taip pasakėte, bet kita agentūra pažada, sako, aš tau atidarysiu sąskaitą ir padėsiu tau gauti paskolą, Tai tu jūs dabar susirinkit rezervuok. pirmą tuos popieriukus, kai ateinat Jokia į agentūra to sąskaitos. negali garantuoti Niekas paskolos negarantuos, vedimo. netgi Paskola- bankas negali Pas garantuoti, visą kol žino. neįvertins nekilnojamo turto. Bankas gali pasakyti tik tai apytiksliai. Tai vat mano tokia rekomendacija būtų, žiūrit, planuojat nekilnojamą turtą, atvažiavot, išsirinkot vietą, kažkas patiko, atsivežkit dokumentus, kurie reikalingi Tai reiškia, negali rezervuoti, kol su banku Bent jau preliminariai nepakalbėjus su banku, geriau nerezervuoti. Ir ypatingai, jeigu iš Lietuvoje turite kažkokių tai paskolų. Jeigu neturit paskolų, gali būti viskas ok. Galbūt jūs gausit ne 70, gausit 60 Gali procentų. būti alga neišvežta. O šiaip lengvai duoda Ispanijos bankai paskolas vat, užsieniečiam. Europiečiams taip, kadangi lietuviai, latviai, estai, vis tik jie yra priskiriami prie šalių, kurios kažkada buvę Rusijos įtakoje, todėl jų reitingas yra pažemintas. Yra pažemintas tikrai. Ir gauti 70 procentų tai nėra taip paprasta. Kad paskolos kairė dešinė nedalinamos, bet mano rekomendacija yra tokia, atvažiuojat pirkti nekilnojamą turtą, jeigu norit su paskola pirkti, atsivežti dokumentus, nueiti geriausiai į banką, kad žinotų, nuo ko atsispirti. O dar paprastesnis. Nuotoliu rezervuoti, vienu žodžiu, žiauriai. Ne, žiauriai tikrai yra rizikinga. Nes kai tie būtai baigdavo, kai Atvažiavę, atsivežkit 5 dokumentus, minutės nueisime yra į po banko 5, o ofisą. nėra. Banko darbuotojas bent jau preliminariai, nes kadangi vis tiek turto vertinimas ir rinkos kaina paprastai sutampa. Ir pažiūrėję dokumentus pasakys, aš, pavyzdžiui, turiu klientus, kurie laukia, kada baigs būstą, jau 2 metus stato, bet jie dirba Norvegijoje, jie atsivežė visus dokumentus, tai bankas iš karto peržiūrė ir pasakė, jeigu jūsų tos pajamos išliks tokios pačios 2-3 metų laikotarpyje, tai jūs gausite tokią paskolą. Taip, kad vis tiek reikia konsultuotis su banku, nes kadangi arba reikia turėti kažkokį atsarginį B variantą, kad iš kažko galima būtų pasiskolinti pinigų, arba kažką parduoti, ar dar kažką, kad apsimokėti. Taip, kad su paskola nėra taip paprasta nusipirkti nekilnojamą turtą iš tikrųjų. Nu ir dar būna apie tas sukčiavimo schemas, kad tarkim būstas jau yra užrezervuotas, sumokėti rankpinigiai. Bet kadangi būna dažnai, kad tą būstą pardavinėja kelios agentūros, tai kažkokia agentūra vis tik tai to būsto neišėmė iš pardavimo, kadangi tas būstas buvo labai populiarus, jie pasidarė raktų kopijas, jie atrakino, parodė, nes tikrai, žinokit, raktai keliauja per agentūras. Ir jeigu labai tie būstai populiarūs, tai dažnai agentai paprasčiausiai net nepasiklausia, pasidaro kopijas, kad jiems būtų paprasčiau. Įsivaizduokit, būstas užrezervuotas, agentas atrakino, parodė, jums viskas patiko, rezervuojam, viskas dviguba rezervacija. Netgi jeigu sandoris jau pas notarą pasirašytas, bet dar registracija neįforminta, irgi pasitaiko tokiu atveju, nes kadangi išėmus išrašą iš registro dar nesimato, kad tas būstas yra kito savininko vardu. Na, dar apie sukčiavimo atvejus norėčiau pakalbėti iš idealistos, nes manęs čia irgi klausė, vis tik idealistoje, sakyčiau, žinokit, apie 20-30 procentų yra realių objektų. Paskui objektai yra, kurie dubliuojasi, nes kadangi yra agentūros, kurios, tarkim, išsiperka kažkokį tai kiekį skelbimų ir juos publikuoja, kad nuotrauka seka. Yra kitos agentūros, kur būstas jau prieš metus parduotas, bet jį vis tiek reklamuoja, o kai jūs kreipiatės arba nekelia ragelio, jums gali paskambinti, sakyti, kad oi neįsti, tai neseniai parduotas. Žodžiu, siūlo panašų. Taip, siūlo panašų arba brangesnį. Kitam mieste už kitą kainą. Bet čia biškai bus brangiau ir vaizdas bus negerai. Taip, ir dar vienas dalykas, čia galbūt mūsų rajone jisai dar nėra paplitęs, bet nuo Alicantės į šiaurę link Barcelonos, tai agentūra skelbia kainą, bet prieš tos kainas visuomet reikia pridėti agentūros komisinius. Jos pardavinėja už savininko kainą ir dažnai būna taip, kad ima kažkokį procentą iš pardavėjo, ima iš pirkėjo, todėl
jums patiko būstas, jūs apžiūrėjot, norite rezervuoti ir jums prašau surprizas. Nu, aš nesakau, kad čia sukčiavimo schema, galbūt čia yra paprasčiausiai nepateikta informacija. O koks maždaug procentas? 2,5. Panašiai, nes vis tiek mažiau 5% dažniausiai agentūros vis tik tai nedirba. Tai va, dabar toliau pereisim, kaip sumažinti riziką. Nu, riziką sumažinti, tai aš manau, visiems aišku, kad vis tik reikėtų skaityti dokumentus, jeigu nemokat ispaniškai, samdykit kažką, tai tikrinkit dokumentus, būtinai pas notarą pasirašykite. Nu, draudimas, tai aišku, čia jau nusipirkus būstą draudimas būtinai reikalingas, nes kadangi jeigu jūs nebūnate pastoviai, tai galite ar kaimynus užlieti, ar dar kažką. Tai kas iš to, jeigu, pavyzdžiui, kreipiesi draudimo, kai kažkas nutinka, draudimas visiškai ignoruoja. Tai reiškia blogas draudimas. Arba atsiunčia pasižiūrėti ir nieko po to kelis mėnesius nesiunčia, jokios informacijos. Ir po to gaunasi bendrijai siuntai, bendrijai, kad sumokėtų, bendrijai irgi čia tavo problemos. Draudimas irgi ignoruoja ir po to gaunasi. Tai čia gal priklauso nuo draudimo, o kokį jūs draudimą turite? Bankė. Gal reikėtų pradžiai prieš draudžiant pasidomėti Šiaip draudimą. savadėlio, tai aš kiek žinoma, kiek man teko susidurti, tai gan tikrai visuomet skambina man, nes kadangi jeigu kažkoks draudiminis atvejis, tai paprastai klientai palieka mano telefono numerį. Nu, nežinau, aš neturėjau tokių problemų, tikrai. Net nesame Santander. Aikštėje turėjom. Su Santanderu nedirbu, bet aišku, ten yra, kaip sakyti, jos bendradarbiauja, tie bankai bendradarbiauja su šiomis draudimo kompanijomis. Bankas tai nedraudimo kompanija. Jo, jie padavė produktą. Paprasčiausiai dar priima pinigus. O jūsų paskolą apie tai būtinai tam bankai grausis reikia, ar galite? Pirmus metus taip, bet paskui jūs galite, bet yra labai svarbus dalykas, kad jeigu jūs norite atsisakyti draudimo, tai prieš mėnesį reikia informuoti, raštiškai informuoti, nes jeigu ne, tai tada automatiškai. Nu, aš čia iš pačių ispanų esu girdėjusi, kad kitą kartą ispanai neinformuoja, nuo jų nuskaičiuoja pinigus, bet jie paėmė iš sąskaitos, grąžino tą mokėjimą ir viskas, draudimo kompanijoms neapsimoka bilinėtis dėl kažkokių 2, 3 ar 500 eurų įmokos, tai jie taip ir palieka, jūs įtraukia į juodą sąrašą, jeigu jūs kažkada norėsit kreiptis į šitą draudimo kompaniją, tai jūs gausit visiškai kitokias sąlygas. Bet šiaip prisibijo ispanai tų instancijų savo visokių, nu, va, ten, sakykime, nepadeda su... Gerai. Taip, ispanai, žinokit, bijo šitų instancijų. Tai va, nes kad jie patys nejuda, tai čia faktas, bet kažkurį laiptelį skundų tų kėchų pasiekus vis tiek pradeda judėti jie, nes jau supranta, kad tu to čia pasikreipsi, kur negerai. Yra kažkokia tai teisinė atsakomybė galų gale, nes kadangi, pavyzdžiui, pateikus skundą yra duotas 20 dienų laikotarpis atsakymui. Jeigu neatsako, vėl įsijungia kažkokie tai visai kiti dalykai, bet paprastai per 30 dienų atsako. Žodžiu, nepabijoti, jeigu ką, biškiuką į tas jų instancijas eiti, nes jie juda. Nebijokit tikrai, jau turint, sakau, elektroninį parašą galima ir elektroniškai. Tai